Kągi, sveiki visi, tai yra 4 Unity pamoka ir šioje pamokoje pratęsime kurti savo tą žaidimuką ir iš tikrųjų, ką aš noriu kol kas padaryti, tai užims keletą pamokų, nes tai yra gan sudėtinga atlikti per vieną pamoką, bet principas bus toks. Mes susikursime kažkokį priešo objektą, tarkim kažkokį kubą, ar ne? Ir kai jis prie mūsų priartės, padarysime taip, kad tas priešas mus sekiotų ir kai jis bus labai arti, padarysime, kad mums mažėtų gyvybės. Tai kol kas toks tikslas ateinančioms pamokoms. Bet šioje pamokoje mes pasidarysime tokį dalyką kaip gyvybių blokelis ir tiesiog mes jame matysime, kiek mums liko gyvybių. Okay? Tai galime pradėti, tik pradėsime nuo to, kad sulietuvinsime visus mūsų tos objektus hierarchiją skirtuke. Tai pasižymėkime main kamerą ir pasivadinkime tiesiog jį į kamerą, kad tiesiog ateityje mes lengviau orientuotumėmės. First person controller pasivadinkime tiesiog į žaidėjas. Ir tai bus mūsų žaidėjo objektas. Directional light pasivadinkime į šviesa arba apšvietimas. Ir tas kubas, kurį mes turime, tai yra mūsų žemė grindis. Tai pasivadinkime, tarkim, į žemę. Ir štai mes turime sulietuvinę visus savo šiuos objektus. Priartinkime žaidėją ir dabar susikurkime priešo objektą, kol kas tiesiog patį objektą, jis nejudės, nieko nedarys, bet ateičiai mums jo prireiks. Tai susikurkite game object, create other ir kubą. Paslinkite šiek tiek į šoną ir pasižiūrėkime, ar mes jį matome. Ne, nematome, turbūt. Iš tikrųjų sunku pasakyti, į kurią pusę žiūri mūsų tas žaidėjo objektas, todėl tenka žiūrėti tokiu būdu. Štai, prieš save turime tokį kubelį. Štai jisai. Ir sakykime, kad tai bus mūsų priešas. Okay? Ir pasivadinkite šį kubą į priešas. Štai taip. Na ir dabar galime pradėti darytis tą gyvybių blokelį. Ir realiai tikslas bus toks, kad ateities pamokose padarysime, kad šis mūsų priešas judėtų link mūsų, persiekėtų mus. Ir kai jis priartės, jums tiesiog mažės gyvybės. Jūs, sakykime, turėsite nuo jo bėgti. Tai pradžiai, kad maždaug suvoktumėte, kaip galima sąveikauti su tomis gyvybėmis. Na, o kol kas mums reikia susikurti skriptą. Tai iš tikrųjų, kaip matote, mūsų žaidėjo objektas, jeigu pasirinksite, inspektor skirtuke jūs matysite, kad mūsų žaidėjas turi keletą skriptų. Mouse look, tai tas skriptas leidžia mums, sakykime, atlikti būtent tą veiksmą su pele, tai yra žvalgytis į šonus. Toliau mes turime character motor skriptą, jis leidžia mums judėti ir panašiai. Na, realiai dabar susikursime savo skriptą, kas realiai bus mūsų žaidėjo gyvybės. Ir tame pačiame skripte mes atvaizduosime būtent mūsų tas gyvybės. Tai kol kas assets direktorijoje susikurkite naują direktoriją pavadinimu skriptai. Iš tikrųjų rašyčiau viską angliškai, tačiau kad jums būtų paprasčiau, vis tiek ne visi suprantate, viską vadinsime lietuvių kalba, ką iš tikrųjų bus galima vadinti lietuviškai. Ir skriptai direktorijoje susikurkite naują C# skriptą. Štai. Ir atsirado pas mus new behavior skriptas. Paspauskite ant jo ir paspauskite F2. Arba tiesiog dešinį pelės mygtuką. Palaukite sekundėlę. Kažkodėl man neleidžia jo pervadinti. Sekundėlę. Aha. Gerai, pabandykime. Ai, net jo ištrinti neleidžia. Gerai, dar kartą pabandykime paspausti dešinį pelės mygtuką ant skriptai direktorijos. Ir sukurti C# skriptą. Ir štai, dabar įrašykite pavadinimą
žaidėjo gyvybės lotyniškom raidėm. Ir dabar 2 kart paspaudę ant žaidėjo gyvybės skripto, jums turėtų atsidaryti teksto redaktorius, kuriame mes galėsime redaguoti savo tos skriptus. Tai kaip matote, mums automatiškai atsidarė žaidėjo gyvybės.cs failas, kas ir yra mūsų būtent tas skriptukas, per kurį mes valdysime savo žaidėjo gyvybės. Na ir pirmas dalykas, ką mes turime pasidaryti, tai įsitikinti, kad klasės pavadinimas, štai pas mane pažymėta žaidėjo gyvybės, vadinasi taip pat kaip mūsų failo pavadinimas, tai yra žaidėjo gyvybės.cs. Failo tipo .cs nereikia čia rašyti, tiesiog įsitikinkite, kad pats pavadinimas yra žaidėjo gyvybės, kaip ir failo pavadinimas žaidėjo gyvybės. Nes senesnės Unity versijos, sukuriant skriptą, tiesiog nepakeičia klasės pavadinimo ir jis lieka ten kažkoks šabloninis. Todėl kai kuriems iš jūsų, jeigu naudojate seną versiją, teks persivadinti šį klasės pavadinimą, kad jis sutaptų su jūsų failu. Na ir toliau mums reikia susikurti 2 kintamuosius ir jie bus public, tai yra vieši, integer tipo. Ir kintamojo pavadinimas, pirmojo kintamojo pavadinimas bus gyvybės, didžiausias gyvybių skaičius, kitaip tariant, ir priskirkime jam reikšmę 100. Tai reiškia, kad realiai didžiausias gyvybių skaičius bus 100. Ir čia galime pasikomentuoti didžiausias gyvybių skaičius. Ir susikurkime dar vieną kintamai, tai yra esam gyvybės. Ir priskirkite reikšmę taip pat 100 ir tai bus esamas gyvybių skaičius. Tai yra, kiek jūs tų gyvybių turite iš tikrųjų. Tai, sakykime, turite 100 gyvybių iš 100 gyvybių. Okay? Ir prie start ir update metodų mes dar prieisime, o kol kas susikurkite metodą, void tipo metodą pavadinimu on.gui, kuris mums realiai leis atlikti visus reikalingus veiksmus su mūsų būtent tuo vaizdu, su user interfeisu pačiu. Ir ką mes čia norime padaryti, tai sukurti patį tą vizualų blokelį, kurį mes matysime žaidime ir jame užrašyti savo gyvybių skaičių. Okay? Tai ką mes turime padaryti, tai susikurti box. Na, aš viso šito neaiškinsiu, jūs tiesiog kartokite kodą, jeigu patys norėsite, tiesiog skaitykite Unity dokumentacijas ir patys viską sužinosite apie šitas visas klases, kaip pavyzdžiui GUI ir taip toliau. Bet realiai mes dabar turime sukurti blokelį tokiu būdu, gui.box, toliau nurodyti kokio tipo tai bus blokelis, tai mes norime kažkokio stačiakampio, sakykim. Tai rašykime new rectangle, rect klasę. Ir skliausteliuose turėsime nurodyti koordinates. Kol kas tai praleiskime. Ir štai čia po kablelio mes turime nurodyti būtent, koks bus mūsų to, sakykime, blokelio turinys. Tai mes ten norime atvaizduoti savo gyvybių skaičių. Tai galime užrašyti, tarkim, esam gyvybės. Tai yra atvaizduokime kintamai esamos gyvybės. Toliau sujungkime su simboliu slešas ir sujungkime su simboliu didžiausios gyvybės. Ir realiai aš čia užkomentuosiu, kaip tai atrodys maždaug. Tai jeigu esamos gyvybės yra 100, tai mums rašys 100. Toliau mes sujungėme skaičių su slešu, tai po 100 bus slešas ir mums atvaizduos didžiausias gyvybių skaičius. Tai yra 100, tai ir vėlgi bus 100. Tai mums į tą blokelį maždaug atvaizduos kažką tokio, 100 iš 100. Bet jeigu, tarkim, mūsų esamos gyvybės bus 70, tai mums atvaizduos ne 100 iš 100, o 70 iš 100. Na, čia elementari logika. Štai taip. Tai mums atvaizduos kažką tokio. Ir dabar mes turime nurodyti koordinates, kitaip tariant, kur mūsų tas blokelis bus.
Tai iš pradžių du pirmi parametrai tai yra atstumas nuo kairės ir nuo viršaus. Tai aš noriu, kad mano blokelis būtų per 10 taškų nuo kairės, kablelis, ir per 10 taškų nuo viršaus. Toliau po kablelio aš turiu nurodyti ilgį, kokio ilgio tas blokelis bus. Tai aš noriu, kad jis būtų kažkur per pusę mano žaidimo ekrano. Tai kad išgauti ekrano ilgį rašome screen width. Bet dabar jis bus per visą ekrano ilgį, nes mes čia nurodėme, kad norime, sakykime, mes nurodėme, kad blokelio ilgis bus toks pats kaip mūsų žaidimo ekrano ilgis. Bet aš noriu, kad jis būtų per pusę žaidimo ekrano, tai padalinsiu būtent tą ekrano ilgį iš 2 ir automatiškai tai bus pusė mūsų ekrano ilgio. Ir toliau turime nurodyti blokelio aukštį. Tai aš noriu, kad jis būtų per 20 taškų. Išsaugome tai, grįžkime į Unity ir dabar mes turime savo šį skriptą, paspausti ant jo ir nuvilkti iki mūsų žaidėjo objektą, štai taip. Dabar paspaudus ant žaidėjo, pas mus turėjo atsirasti naujas skirtukas Inspector panelėje, pavadinimu žaidėjo gyvybės. Ir mes net matome tos du kintamuosius, kuriuos mes esame susikūrę, tai yra didž gyvybės ir esam gyvybės, tai yra didžiausios gyvybės ir esamos gyvybės. Ir netgi jų reikšmės galime valdyti iš pačio Unity, mums nebūtina grįžti į kodą ir štai šioje vietoje jų keisti. Na, bet kol kas nieko nekeiskime ir paspauskime play. Ir kaip matote, pas mus viršuje kairėje atsirado būtent mūsų blokelis, kuriame rodomas mūsų esamas gyvybių skaičius ir maksimalus gyvybių skaičius. Ir dabar jeigu mes pakeisime kintamai esamos gyvybės į 43, enter, ir pasileisime programą, mes matysime, kad mums rodo, kad mūsų gyvybės yra 43 iš 100. Tai kaip matote, viskas veikia, tik aš dar noriu pasidaryti tokį dalyką, kad kai mūsų gyvybės mažėja, kad ir šitas visas blokelis irgi trumpėtų. Tai yra, jeigu mes turime 100 gyvybių, tai tas mūsų gyvybių blokelis bus per pusę ekrano. Jeigu mes turime 90 gyvybių, jis sumažėja. Tai kad tai pasidaryti, grįžkime į savo skriptą. Ir ten, kur mes nurodėme screen width padalintą iš 2, mes dar turime visą šitą ilgį padalinti iš skliausteliuose būtinai. Daliname, atidarome skliaustelius ir rašome didžiausios gyvybės padalinta iš esamų gyvybių. Ir realiai tai, kai mūsų gyvybės mažės, mes tiesiog elementariai trumpinsime blokelio ilgį tokiu pagrindu. Na, elementari matematika. Išsaugome savo skriptą, grįžkime į Unity, pasileiskime programą ir matysime, kad turime 43 gyvybės ir mūsų blokelis jau sutrumpėjo. Jeigu dabar nusistatysime, paspaudę ant žaidėjo, kad mūsų esamos gyvybės yra 100, pasileisime programą ir štai mūsų vėl tas blokelis bus ilgesnis. Elementariai vėlgi pasikeičiame esamas gyvybės į 80 ir štai blokelis automatiškai pasikeičia. Jeigu nustatysime gyvybės esamas į 0, tai tas blokelis apskritai išnyksta. Na, tai tiesiog šioks toks, sakykime, triukas, kaip mes galime sąveikauti su kažkokiais kintamaisiais ir keisti objektus pačiame žaidime. Tai tiek šiam kartui, toliau mes mokysimės, toliau mes tęsime visą tai ir darysime, kad tas priešas realiai prie mūsų artėtų ir mūsų tos gyvybės mažėtų. Tai šiam kartui tiek, ačiū uždėmesį, tikiuosi viską supratote, jeigu kažkas neaišku, būtinai paklauskite, pasistengsime atsakyti arba parodysime jūsų problemos sprendimą kitose pamokose. Tai tiek šiam kartui, ačiū ir iki.